B1 klasėje antrąją vietą 2023 sezone iškovoja Domantas Virkšas. Tai štai tokiom puikiom nuotaikom praeitą savaitgalį oficialiai užbaigėme 23 metų varžybų sezoną. Kas sekat mane socialinius tinkluos, tikriausiai matėt, kad turime šeimos pagausėjimą. Būtent dėl to motosportas buvo padėtas kiek į šalį, kaip ir matot iš vlogų, realiai 1,5 mėnesio, 2 gal jau mėnesiai nieko nesu įkėlęs. Tai lygiai taip pat ir pačiam su sportu, sportas, motosportas, garažo reikalai buvo padėti į šoną. Dabar jau šiek tiek apsitvarkom su ritmu ir manau laikas grįžti, nes didelės pauzės kitam sezonui tikrai gali turėti įtakos. Ko mes šiandien atvykom? Tai atvykom šiek tiek padirbėti prie motociklo. Kaip matot, turim naują amortizaciją. Pas broliukus Latvius pasidarėm amortizaciją. Ir tikiuosi, kad rytoj pavyks nuvažiuoti į Liepojos trasą išbandyti. Tai jeigu pavyks vlogo gale, pamatysite, kad pavyko. Jeigu nepavyko, tai pamatysite, kad nepavyko. Nu bet žodžiu, esmė. Ir ką turime dar? Turime nemažą dėžę atsivežę šiandieną ir kas toje dėžėje, tuo jums parodysiu. Tai kaip jau matėt, įsigijom visiškai naujus Bullet firmos ratus. Norėjau 19 rato gale, po vieną ratą dažniausiai neapsimoka pirkti, tai iš karto pasėmiau komplektą. Kodėl norėjau 19? Pagrindinė priežastis, kad padangų didesnis pasirinkimas nei 18 ratui, kadangi pas mane buvo 18. Apskritai motokrose visada standartiškai yra 21 priekyje ir 19 gale, tai nusipirkau 19 į galą, kadangi gal kitais metais yra planų motokrose važiuoti. Nu, čia dar dėsta tema neišplėskim, žiūrėsim kitą sezoną. Ne kitą sezoną, bet kai būsim arčiau ateinančią sezoną. Manau, netempiam laiko ir po biškį kraunam stabdžių diską, užsiteipuosim stipinų galvutes, dėsim padangą, dėsim ant moco ir žiauriai įdomu, kaip atrodys. Važiuojam. Dėsiu tą patį seną į stabdžių diską, kadangi dar tikrai nėra blogos būklės. Man pasakysi, ką man pasakysi, nu. Atima žadą, visas kolonkas drebinu. Atima žadą, visas kolonkas drebinu. Ta baisi tu mada, bet nežinai, kas popina. Visi vienodi, bet sako, nieks nekopina. Muzika čia klubinė, trajaga tavo rūbinė. Bum. Muzika čia klubinė, trajaga tavo rūbinė. Su sandalais pas draugelį chatoj. Su sandalais pas draugelį chatoj. Su sandalais pas draugelį chatoj. Su skandalais pas draugelį chatoj. Ok, tai įsidėjom priekinį ratą. Man jau patinka tas mėlynas atspalvis, tai kimbam į galinį ratą. Tai dedam tą pačią žvaigždę, kuri buvo ant senojo rato. Damušim, tada užsidėsim naują. Nesam čia turčiai, kad nedamušę žvaigždžių iš karto dėtume naują. Tai vėl kaip ir su stabdžių disku susitepam sriegius, kad po to nelūžinėtų žvaigždės, neatsisukinėtų varžtai. Kur pasidėjau sriegių klijus, tai... Aiva. Kiekvienam varžteliui vėl po lašelį. Juodos akys, juodos rankos. Kas gi ten, tai kas įtrankos? Mama, ar esi tikra, kad juodų volkų nėra, kad juodų volkų nėra? Juodos akys, juodos rankos. Mama, ar esi tikra, kad juodų volkų nėra, juodų volkų nėra, juodų volkų nėra? Kai nakčia vaikai užmiega, tik sapnų laukai
Mama, ar esi tikra, kad juodų plaukų nėra, kad juodų plaukų nėra, juodos akys, juodos rankos. Taip pat, kadangi naujas ratas, tai dėsim ir naują kamerą. Todėl neįdėjom į priekį naujos kameros, nes nespėjo atsiųsti, šiaip užsakiau ir priekinį, ir galinę naujas, tai storiausias, gal nestoriausias, bet man atrodo 4 mm storumo. Bet nespėjo atsiųsti, tai šiandien teko nulėkti vietinę parduotuvę ir pasiimti, ką turėjo iš lentynos, nes, kaip ir sakiau, galbūt rytoj bus galimybė išlėkti. Dar žiūrėsim. Kadangi žiemos sezonas ir važinėsim geriausiu atveju tik smėlį, į galą dėsim rimtą padangėlę, tai Dunlopą Geomax MX14. Už padangą ačiū tėčiui. Atrodo žiauriai kieta, manau, bus reikalų sumontuoti. Juodos akys, juodos rankos, juodos akys, juodos rankos, kas jie ten taip tarsiai trankos, kas jie ten taip tarsiai trankos. Mama, ar esi tikra, kad juodų plaukų nėra, kad juodų plaukų nėra, kad juodų plaukų nėra. Susimontavau padangą, iš tikrųjų belė kiek privargau su tą padangą, žiauriai kieta guma. Ir ką žinau, atrodo gerai. Gaila, mocas po paskutinio parvažiavimo buvo nuplautas, bet buvo šlapė, tai apėjęs nuo kelio visas nešvarumais. Tai baisiai gero vaizdo nebus, bet bendrą vaizdą vis tiek matysim. Dabar prieš dedant galinį ratą dar greitai pasikeičiam galinės kaladėlės, nes jau nieko gero nelikė. Ir dedam galinį ratą į vietą. Nu, dar būtų buvę galima lėkti iš tikrųjų. Nu kaip, jau paskutinį raidą greičiausiai būčiau pradėjęs trint diską, tai kaladėlės daug nekainuoja, geriau pasaugot stabdžių diską nei pataupyti ant kaladėlių. Nu ką, ratukus susidėjom, parašykit, ką manot, ar mėlynos stebulės gerai atrodo. Kai motas bus nuplautas, dar rėmas irgi turėtų šiek tiek blizgėti, tai manau turėtų derinti spalvos ir turėtų gerai atrodyti. Mocas nenuplautas, pirminis vaizdas yra toks, bet man tai žiauriai gerai atrodo. Tai kadangi jau vėlu, labai greitai pradarom dar vieną dėžutę ir parodysiu, ką čia turim. Turim naujus pakojus, tai visada norėjau pabandyti šiek tiek pažemintus. Kadangi mano ūgis irgi nėra mažas, tai visada norėjau pabandyti šiek tiek pažemintus pakojus, susidedam juos ir kaip ir sakiau, jeigu pavyks ištestuoti, ištestuosim ir žiūrėsim, ar kažkas jaučiasi, ar nieko nesijaučia. Bet kokiu atveju, manau, su šiais turėsim kiek geresnio gripo nei su originalais. Nors ir tai, nuo 23 metų šiems modeliams pakojai tikrai nėra blogi. Tai viską susidėjom, mocą susiruošėm ir greičiausiai, kad jo, rytoj lekiam į Liepoją išbandyti, tikėkimės nebus daug minuso ir pavyks pavažiuoti. Įdomu, kaip važiuos po daugiau nei mėnesio pertraukos, tad iki ryto. Tai, kai matot, lauke žemužė ir vis dėlto atvažiavom į Liepoją, tai pavyks išbandyti ir amortizaciją, ir ratus, ir pakojus, žodžiu, viską, ką susidėjom. Oras, nu, toks tikrai šventiškas, turim ką turim. Šildo mocą ir varom pabandyti pavažiuoti. Prasivažiavom apšilimo 15 minučių, po pusantro mėnesio pertraukos ir baisu, sustingęs. Atrodo, nebejauti visiškai to moco. Na, aišku, kiek ten jautė ir prieš tai. Nesu aš ten geras važiuotojas, kad jau jausčiau labai, bet vis tiek.
Kas važinėjat, suprasit, kad didesnė pertrauka iš karto jaučia stovint ant moco. Tai žodžiu, apšilom, pasilsim, atsigeriam ir pabandysim važiuoti, pabandysim užsidėti GoPro, jeigu bent kiek pavyks važiuoti, nes kol kas tai nelabai yra ką rodyti. Viskas čia jau nebevažiavimas buvo. Aš mačiau, kad jau nelabai tau ten. Labai nedaug pavyko nufilmuoti važiavimų iš Lieposios. Tiesą sakant, nelabai buvo ir ką rodyti, nes žiauriai nesivažiavo po šitos pertraukos. Iš tikrųjų jaučiausi kaip pirmą kartą ant motociklo. Labai sudėtinga buvo ir fiziškai važiuoti, ir apskritai pats labai susikaustęs. Nieko gero neprivažiavau, bet bendrai tai buvo labai smagu po ilgos pertraukos užlipti ant moco. Tikiuosi po biškį pradėsim jau judėti. Dabar žiema, gal nežino, kiek čia mums pavyks važiuoti. Tikėkimės į savaitę bent jau vieną kartą gal pavyks išvažiuoti trasą. Jeigu neužšals čia iki -15, -20. Matysim. Bandysim kažkiek treniruotis. Reikia kažkaip grįžti į tas fizinės formas. Šiam kartui tiek. Dabar jau atsveikinam netokiam ilgam laikui. Manau, po savaitės ar 2 susitiksime vėl. Tad ačiū, kad pažiūrėjot šį trumpą mano vlogelį. Nepamirškit paspausti like, pakomentuokit, paspauskit subscribe, jeigu vis dar nesubscribinat. Iki susitikimo.